Atvykau į West Palm Beach'ą parodyti jums dar vieną aukcioną. Matau, ši tema jums labai patinka, pasivaikščiojimai su manim aukcione. Tai kaip matot, už mano nugaros vėl mes matom aikštelę, kur pasikrauna tralai. Visas mašinas, kurios atkeliauja, kurios, tiesą sakant, iškeliauja, taipogi ir atkeliauja į aukcioną. Šiame aukcione rytoj parsidavinės Mercedes-Benz Financial mašinos, kurios buvo paimtos po leasingo jų klientų, kurie pasiėmė naujas mašinas. Tai iš tikrųjų radau savo labai įdomaus inventoriaus, tokių mašinų kaip 20 metų GLS 450, vienas yra su AMG paketu, kitas yra paprastas, bet labai gerai įrengtas. Yra EQS keli, yra S klasės. Taip pat rytoj vyksta egzotinių mašinų pardavimas. Prasiduos tokie panašus automobiliai, kaip matėm jau Cars & Coffee. Tai manau, bus tikrai įdomu pasižvalgyti. Tiesiog šiuo metu nėra pats didžiausias sezonas, tai manau, labai įspūdingų automobilių nepamatysim. Noriu pakviesti jūs užeiti į vidų, imsiu GoPro kamerą, peisiu keletą linijų, parodysiu jums Mercedes mašinas ir tikiuosi, jums patiks, o gal kažką įsirinksit, susisieksit su manim ir aš jums padėsiu tai įsigyti. Tai ką, keliaujam? Iš tikrųjų bjaurus oras šiandien pataikiau. Labai senai lyjo, jau turbūt 2 mėnesiai gal nelyjo. Bet štai mes esam viduj, priėjom prie Mercedes eilės. Jau jūs matot, galite tik įsivaizduoti, kiek daug mašinų čia yra, kiek daug Mercedesų. O toj pusėje egzotinių automobilių eilas. Tai iš tikrųjų bus galima nueiti ten, o dabar norėčiau pradėti nuo Mercedesų ir pradėti nuo šio puikaus GLS. Tai vat, priėjom GLS-ą, 20 metų, rida gan didelė, 80 000 mylių. Automobilis sveikas, nedaužtas, istorija švari, dėvėtas, todėl nieko jam nedaryta. Kur likę įbrėžimai ten, kur buvo įbrėžimai ten ir liko. Yra pora dabučių ant durų, yra, mačiau, bamperis pabraižytas. Tai va šitas Mercedesas man labai įdomus, tuoj parodysiu vien dėl ko. O įdomus man jis dėl šitų kolonėlių, kurios susibraižysit kelienus. Labai retai matau, kad būtų su tokia komplektacija 450. Tai labai mane traukia jisai. Gaila nėra Captain Cheers, bet yra aparatūra, yra Alcantara lubos, yra šildomi, šaldomi podelių laikikliai. Tai va, čia atsilenkia porankis. Yra planšetė greičiausiai ofise, kad jos nepavogtų. Ir va, šita mašina yra Mercedes by Night. Tos automobilius klientai atveža, grąžina Mercedeso salonui, o Mercedesas jos parduoda tik tai aukciono principu. Išstato jos aukcione, siūlot kainą, jie sutinka arba nesutinka, aišku, turi savo klientūrą, kuri išperka dažniausiai. Va, radau raktą, užsiveda, ką matom, dega čia, kas nepranyksta, bet greičiausiai gal nieko blogo ir nebus. Čia coolant level, galima iš tikro internetu prisijungus pažiūrėti, kokios klaidos dega. Tai va, čia aukciono principas toks pat kaip to, kur buvau Fort Lauderdale. Jis leidžia atsisėsti, užsivesti, patikrinti, muzika groja, nežinau, vat, kilnojasi, nusileidžia, veikia, klima. Tiesiog įsitikinti, kad automobilis tikrai vertas jūsų dėmesio, kad tai yra tai, ko jūs ieškot. Iš tikrųjų, pradėjo lyti baisiai, ko nebuvo jau gal net porą mėnesių. Iš tikrųjų, tai papuoliau šiandien, norėjau padaryti gerą apžvalgą, bet papuoliau lietų, nieko tokio, gal greit praeis. Floridai sako, nepatinka oras, palauk 5 minutės, pasikeis. Tai va, tą automobilį atvežė buvęs klientas, pridavė, aukcionas parduoda, per aukcioną
būdu parduoda Mercedesas dileriam. Šiame aukcione griežtai tik tai dileriai, jokių užsienio pirkėjų, tik tai vietiniai dileriai ir labai griežtai šitą tvarką jie prižiūri. Labai baudžia, jeigu kažkas ne taip. Kiek gali kainuoti šitas Mercedesas preliminari? Preliminari kaina yra $45,000, kas, manau, tikrai gera kaina palyginus su Lietuvos rinkos kainom. Ir iš tikrųjų, vertinant visus pažeidimus, ką turi, tai tikrai labai geras variantas, nes manau, šita duobutė, tas įbrėžimas ir ten keli smulkūs įbrėžimai aplinkui tikrai nesudaro jokių bėdų būsimam pirkėjui klientui, taip? Padangos iš tikrųjų gan geros. MS-ai, čia Amerikoje tik tai MS-ai, žieminės žmonės deda jau tik tai tie, kurie supranta ir galvoja apie savo saugumą, bet amerikonai apie savo saugumą galvoja mažai. Jie deda tai, kas legalu, o tai, kas legalu, reiškia tinkama. Tai MS yra legalu, galima važinėti žiemą ir jiem puikiai tas tinka. Svarbu, draudimas aprūvina. Paliekam šį Mercedesą, keliaujam prie balto GLE. Irgi gan su didelė rida, 503,000 mylių. Jo kaina turėtų siekti apie 60-65 tūkstančius, tai yra GLE 5.3. Irgi matot lengvi pažeidimai, bet netokie kardinalūs ar baisus, kad būtų verta nesvarstyti šito variantą. Tikrai labai gražiai atrodantis automobilis. Visi langai tamsinti. Gale designas salonas. Atrodo viskas gražiai, nesutrintas, nesuvarytas. Svarbu, neprirūkyta. Rūkalų smarvę iš tikrųjų labai sunku išvaryti iš mašinos, kad ir ozono generatorius tai, kad ir darai visus tos odor eliminators, jie vis tiek lieka tas kvapas. Dar biškį šoksiu vidų, užvesiu. Aparatūros 4D šitas neturi. Šiek tiek paprastesnė komplektacija, bet labai gražiai iš išorės žiūrisi, labai įspūdingai. Tokį turėjau 6.3. Pirkau Kalifornijoje ir labai jis man patiko, labai aštrus toks automobilis, labai su juo smagu važinėti. 6.3 AMG tikrai buvo smagus mašiniukas. Bet principė salonas beveik toks pat, gal biškį medžiagų kokybė šiek tiek prastesnė. Jaučiasi, kad oda iš tikrųjų netokia smagi kaip AMG. Klaidų nedega, viskas tvarkoja. Manau, vertas dėmesio irgi, jeigu kaina gera. Reikia nepraleisti šito varianto. Taip pat S klasė, bet be AMG paketo tai šiek tiek mažiau įdomu. Baltas S klasė, irgi be AMG paketo. O va turim su AMG paketu prie mašiną. Tai šita šiek tiek įdomesnė. Šiaip salonas labai gražus baltas, aišku Lietuvoje toks salonas labai nepraktiškas, bet čia Floridai labai gražiai žiūrisi. Spėjau, kad gali būti užrakinta, jo. Bus tokie automobiliai, būna jau užrakinti brangesni. Ir atrodo labai gražiai. Trūkumų iš tikro nepastebėjau. EQS-as labai iš tikro faina mašinikė. Toks EQS-as, jeigu čia 450, jisai greičiausiai parsiduos už kokį... Jo, ne, čia 580, tai šitas kainuos apie 65-70 tūkstančių dolerių. Jeigu įdomu, kreipkitės, pasistengsiu padėti. Čia manau jau 450 AMG paketų, langai tamsinti, rida 2000, tai tikrai bus labai geras auto. Galim užmesti akį į vidų, juodas salonas, va čia europietiškas variantas, head-upas, juodas salonas, viskas kaip nauja, blizga, kvepia. Nežinau, ar bus kabelis iš tikrųjų, bet galima iš tikrųjų bus patikrinti. Galima va atsidaryti bagažinę, pasižiūrėti, kas yra. Jo, kabelio nėra. Šitas mersiukas labai gražus, man pasirodė, labai ilgai įstraukė mano akį. Šiandien išstatė pagaliau jį pardavimui. Pardavimas rytoj, tai 22 metų. AMG paketas 450, kas iš tikro originaliai labai retai iš Merso Amerikoje. 450 dažniausiai būna tuščias. Tai šitas pasitaikė labai gražus, labai geras motoras 3.0. Pakankama turi galios, iš tikro labai ekonomiškas.
Ir šito komplektacija tiesiog įspūdinga, kaip 450 labai gražus. Padangos iš tikrųjų šiek tiek, sakyčiau, pabaiga. Ratai didžiuliai, 23, man atrodo, colio. Gale šildomos sėdynės, napa oda, jau matot su tais tarpelės, čia yra geresnės kokybės oda, 7 vietos, be captain chairs. Neturi šitas aparatūros gaila, bet turi jis ką? Turi šildomos vėdinamas sėdynės. Labai maloni šitą odą, palyginus su praeitų GLS-o. Šita ženkliai maloniau jaučiasi. Labai gražus medis su linijom. Panelė, aišku, dirbtinė oda, head-upas, irgi labai geras dalykas. Galim pabandyti užvesti iš tikrųjų. Klaidų nematau. Padangos iš tikrųjų pas visus amerikonus dega, jie netikrina, nežiūri, jiem neįdomu. Panoraminis stogas, lubos paprastos juodos. Kaip matot, sudėtinga išsirinkti dėvėtą automobilį, jeigu ieškot savo, nes kažkas nori, kad būtų ir lubos ar aparatūra, o vienam yra lubos, kitam aparatūra. Tai tenka visada susitaikyti su to, kas yra. Yra šildomos, vėdinamos. Nėra paprastos knopkės. Paprasti padelių laikikliai, iš tikrųjų, šit nepamelavau, kad yra šildomi ir šaldomi. Rida 20 000 su kapeikom. Sėdisi, jaučiasi, automobilis tikrai kaip naujas, labai faina vidui, labai malonė oda. Kiek jis gali kainuoti? 22 metų GLS su originaliu AMG paketu iš tikrųjų kainuos, kad nesumelavus, tarp 70 000 ir 75 000 dolerių. Tai su tokia rida ypač jisai tikrai dar kainuoja pakankamai nemažai. Bet juos perka labiau ne X7, nes amerikonai linkę labiau yra į Mercedesą. Labai nepopuliarus Amerikoje modelis tai CLA, matom net 2. Labai retai gatvėje pamatysi, iš tikrųjų nesu matęs, net tik tai aukcione. EQS, kurį vieną jau praėjom, tai jie yra žiauriai populiarūs. Ir iš asmeninės patirties, tai jie labai malonus vairuoti. Tai pažiūrėsim, koks čia modelis. EQS 450. Tai šitas 22 metų, čia rida pasižiauriai maža. Jisai kainuos daug pinigų. Jisai kainuos kokius 65 000 galvočiau. Matau, turi saloną papildomą opciją, tai tos rombai sėdynės jau yra šiek tiek aukštesnės lygis renkantis saloną, bet gale planšetės nėra, klimos nėra, head-upo nėra ir hyperscreeno irgi neturi. Ką turi, tai labai malonios odos panelė, Alcantara lubas, pagalvėlės, gražų saloną, vis dar baisiai lyja, nepasisekė šiandien su oru. Aplink šitą monstrą vaikšto jau turbūt 3 mėnesiai, vis laukiu, kada jo kaina nukris, jis vis parsiduoda, tai yra neparsiduoda, nieks nebidina už jį, bet kaina jo paskutinis kelis kartus buvo 160 000. Tai labai retas GTR-as, labai retai pamatysi ir net yra viduj lentelė, kad tokių pasaulyje pagamintojai neklystų 750. Tai manau, tai kolekcinis automobiliukas, matot, visur karbonas, skydelis skaitmeninis, matot, vienas iš 750. Pasiruošę? Labai smagiai groja, labai smagiai groja. Kokybės įdėta, matos, iš šį automobilį, labai kokybiška oda, labai viskas gražiai apdirbta, nieks nesutrinta, nieks nesuvaryta. Garsas nežmoniškas, galit pasiklausyti. Superinės. Tik tai kaina jo šiek tiek nedraugiška, kol kas uždarysiu duris, baisiai lyja. Taip nepasisekė su oru, bet ko nepadarysi. Dėl savo followerio filmuoju, darau bet kokį orų. Tai šitas automobilis sukasi jau gal pusę metų. Aukcione jo nieks nenuperka, iš tikrųjų neturiu paaiškinimo kodėl, nes aš manau, kad čia yra superinis auto Kadiri kolekcija, rida nedidelė, 15 000. Spūdingas garsas.
Matysim, jeigu kaina kris, gal atsiras norinčių pabandyti pabidinti. Praeigim šiek tiek per egzotinius automobilius. Porsche, kuris netoks egzotinis kaip šitas Brabusas. Kiek matau, čia Brabusas jau tikras, ne šiaip aplipdytas, kaip mėgsta kai kurie Lietuvoje apsilipdyti. Čia matot, salonas. Čia turi patikti tokie dalykai, kad taip darytum, bet gražu tai, kad viskas žiauriai kokybiška. Žiauriai kokybiška kvepia, atrodo salonas jau vakarą. Jo, mylių yra kiek? 31 mylė, tai naujas automobilis. Jeigu kažkas pakankamai išprotėjat, norit tokios mašinos, pasiruoškit mokėti 350-400 tūkstančių. Aš su malonumu pabidinsiu jums. Rakto spėjo jo nepaliko, tokias mašinas jau neleidžia kurti. Dar apeisiu, parodysiu šitą gražuolį. Ratai karboniniai įspūdingi. Labai gražiai atrodo, įspūdingas. Čia, kiek atsimenu, China Blue vadinasi ta spalva. Slenkščiukai apšviesti. Jau viskas kesta. Batai net pilni vandens. Bet mes tęsim savo kelionę. Maybachas, šiek tiek jau pasenęs reikalas. GTR-as. Porsche 911 Turbo S. GT3 911. Labai brangios mašinos, iš tikrųjų GT3 yra labai kolekcinis modelis. Bet kaip matėt, jų labai daug yra ne pasiūlyme, o Cars & Coffee renginy jų kaip 6 golfukų Lietuvoje. Ir vienas iš tikrųjų labai traukia mano dėmesį, norėčiau iš tikrųjų nusipirkti, pabandyti. Kažkas tokio, kas nepabandyta, nepatikrinta ir visi šiaip iš tikrųjų įgyrė dėl jo savybių. Labai gerai su jo traukti krovinius, tik tiek, kad užrakintas. Ir kaip matot, aikštelė po biškį pilnėja, ruošiasi rytoj. Smarkiai įsisiautėjo lietus, tai aš nežinau, ar dar pafilmuosiu ar ne. Dar iš tikrųjų norėjau grįžti prie EQS AMG, kuris tikrai patraukė mano akį. Pabandysiu aš rytoj už jį pabidinti. Tik tiek, kad jau labai maža rida, tai aš manau, kad pakankamai brangiai eis. Toks automobilis kainuoja apie 90 tūkstančių dolerių. Tai galit pasižiūrėti, Lietuvoje spėjau tokio nebus pardavime. Tai galit pasižiūrėti, kiek tokie kainuoja mobilė, Vokietijoje, manau virš 100 tikrai. Automobilis iš tikrųjų labai kokybiškas, labai gerai apdirbtas, panelė Alcantara, lubos Alcantara, burmeisterio aparatūra, gale irgi bus jau su planšetė, yra gale klima, vėdinama šildomos sėdynės. Raktas iš tikrųjų išorėj, toj pabandysiu aš jį jums, vadinkim, užvesti. Raktus laiko va tokiose dėžutėse, kad nepavogtų, jas užkabina ant lango ir dažniausiai tada raktas neveikia. Man pasisekė, kad šita mašina yra kupė, be rėmo stiklas, tai galiu lengvai nuimti. Va taip užsiveda AMG Mercedesas, taip skamba ateitis. Virš 700 arklio galių turi šitas automobiliukas. Matot, net nepilnai pakrautas, o rodo 270 mylių. Dar greit prabėgsiu, parodysiu, kas egzotinį automobilį seilė. Dar iš tikrųjų ne visi susirinko, dar tik tai rytas. Cayennas Turbo S, Cayennas Turbo, M850 su labai mažai rida. Čia matot Monstrą G klasę, Squared. Iš tikrųjų, šitą aikštelę šalia oro uosto, tai labai daug triukšmo. Atsiprašau iš karto už visą triukšmą. Kažkaip nesiseka man su garsu. Nesiseka ir su oru šiandien. Kiaurai šlapias, jau batai kiaurai šlapi žliuksi. SQ7 matot. Visokie BMW, Audi, Alfa Romeo. Naujas BMW-kas, Cadillacas. Kad jūs susidarytumėt vaizdą, ką dileriai atveža pastato pardavimui. Matau tolumoj Bentley, Daisio.
RS7, tai parodysiu Rolls Royce'us, va, šiek tiek gyvės. Labai gražios spalvos Bentliukas, Bentley Bentayga, irgi parsidavinės rytoj, rida nedidelė, preliminari kaina, aš iškart galiu pasakyti, bus apie 100 000. Cadillakas Escalade, prailgintos versijos, labai populiari mašina Amerikoje ir labai brangi, labai kaina laiko. Urusas ir RS7. RS7 tikrai nėra dažnas automobilis Amerikoje, kažkaip jų Amerikos liaudis nepamėgo, bet keliuose tikrai galite pamatyti ir žmonės jais žavisi. Šitas automobilis irgi labai gražios spalvos, bet matom, turi pabraižimo, jau kažkur kabino kampą, per plati šikna turbūt šito automobilio buvo praeitam vairuotojai. Salonas kaip naujas, viskas kvepia, viskas labai gražu. Dar vienas Escalade'as, matot. Įlyskim, iš tikrųjų vėl pradėjo žliaugti lietus. Įlyskim į vidų. 14 000 rida. Va, kaip užsiveda šitą gražuolę. Wow, sėdynė iš tikrųjų labai arti prisistūmė. Jau prašo serviso. Nu ką, draugai, norite šokti į Urusą pažiūrėti, kaip atrodo? Ok, įtikinat. Baltas gražus. 22 metai. Preliminari kaina, sakyčiau, 230–240 000. Labai fainas salonas iš tikrųjų. Vienas iš tų salonų, kurie nesipurvina, nenusitrina. Tai čia, sakyčiau, netgi audinės yra spalva, audinės medžiagos. Labai panašu į Q8, kokius turės. Pažiūrim. O, užsivedė. Amerikoniška klaida su padangom. O taip, su jumis pasisveikina Audi garsais. Visi Audi Q8, Q7 savininkai jau tikrai labai gerai pažįstami su šito garso. Bang & Olufsen audio, kurios dangtelio vieno jau mato trūksta. Nežinau, ar matosi, bet va, dabar išjungsiu. Dabar jau tikrai matosi. Labai jauku, labai faina vidai. Tik tai, krūva pinigų. Čia turbūt Lietuvoje dar nematyti naujieji Mustangai 24 metų, 5.0. Aukcione jie parsiduoda brangiau negu parduoda dileris, nes jų kol kas trūksta. Tai, kai nori turėti iš karto ir dabar, Amerikoje gaunat permokėti. Nes čia yra visas biznis, taip daro dileriai, kurie užsisako, pavyzdžiui, 5-6 automobilius, juos gauna, išstato į aukcioną ir visus tokius emocionalius pirkėjus gaudo, parduodami tas mašinas brangiau negu kad mokėjo už naują užsisakydami. Ir matau, kad gausiu šį kartą prisiliesti ir prie Riviono. Absoliučiai naujas. Kaip matot, vis dar celofane, kaip sako. Visas šlapias, iš tikrųjų viskas girgžda. 301 mylę rodo range pilnai pakrauta, kas iš tikrųjų labai džiugina. Manau, kad jisai, kiek girdėjau, kad jisai važiuoja būtent tiek, kiek rodo. Tai 7 vietos, panoraminis liukas. Medžiagų kokybė iš tikrųjų labai gera, neįtikėtinai gera kaip amerikoniškam automobiliui, jį gamina Amerikoje. Kiek atsimenu, Ilinojaus valstijoje. Viduj jauku, gražu, kokybiška, lubos Alcantara, ekranai dideli, tikrai malonu kasdieną važinėti su tokio. Tokį karalių turim. Ir tokią gražuolę. Visos rytoj bus pardavimui. Iššokime vidų Rolls Royce'ą. Prašom. O toks saloniukas. Viskas super kokybiška. Galite pažiūrėti. Gamintas turbūt yra, matau, ornamentai, kurių šiaip negamina. Salone šiaip nedaro, tai greičiausiai gamina pagal specialų atsakymą šitą. O toks viduje vaizdas pas mašiną, kuri kainuoja 500 000. Šiai dienai jį pigesnė iš tikrųjų. Aš manau, jį kainuos apie 350 000. Yra 23 metų, jo. Tai maždaug apie 350 000 turėtų kainuoti.
Sulijau iš tikrųjų kiaurai, bėgu lauk iš aikštelės, dar šiek tiek pafilmuosiu. Eidamas lauk, gal pamatysit kažką įdomaus, bet kalbėjau iš tikrųjų su draugu, kuris dirba čia pagrindinį menedžerį lotę, Jardė lauke, jisai atsakingas už visą inventorių išstatytą pardavimų, tai sakė, kad mašinos vis dar renkasi ir aš šiek tiek per anksti, bet kito laiko atvažiuoti iš tikrųjų neturiu. Tai stengiuosi, bent jau Mercedesus visus, va matot, kokia Mercedesų linija galingai atrodo. 125 Mercedesai, sakė jisai, rytoj iš viso. Aš laukiu ypatingai vieno, jo dar neišstatė. Jisai yra EQS-as, gale su monitoriais, tai labai laukiu šito vieno. Greičiausiai bus už 4 savaičių. Na, o jūsų akim, 9.11. Teko bėgti lauk iš aikštelės, nes buvo jau neįmanoma, visas kiaurai šlapės iš tikrųjų nuo lietaus. Tai tikiuosi patiko video medžiaga, kurią spėjau prifilmuoti. Labai nepasisekė, aišku, su oru. Žiauriai lyjo, aišku, buvom pasilgę lietaus, jau mėnesis pusantro, gal net 2 kaip nelijo. Bet sugadino šiandienos vizitą į aukcioną. Tikiuosi patiko. Gal kažkas pamatė, atrado savo svajonių automobilį, būtinai susisiekit. Deja, šitas aukcionas yra griežtai tik Amerikos dileriam. Man buvo iš tikrųjų atveju, net kai buvau davęs draugui Lietuvoje prisijungti ir palei IP blokavo prieigą ir davė mums įspėjimą, kad jeigu taip darysim, uždraus išjungs mūsų akauntą. Akauntui yra 20 metų, tai todėl tikrai nenoriu rizikuoti. Kaip ir minėjau, taisyklės tokios, kad automobiliai gali būti parduodami tik vietiniam dileriam, tik Amerikos rinkoje. Ir jie griežtai saugo visą šitą informaciją. Iš dažniausiai užduodamų klausimų norėjau prasibėgti. Tai dažnas iš jūsų klausia kainų automobilių, kuriuos aš vaikštau aukcione. Tai iš tikrųjų labai sunku pasakyti, automobilius reikia stebėti. Aš visada stengiuosi, jeigu esu insurance auctions, tai stengiuosi jums nufilmuoti stikeriuką, ant kurio užrašytas stock numeris. Tai nuėję į IAA puslapį, jūs galite įsivesti tą stock numerį, pasižymėti automobilį ir stebėti jo aukcioną gyvai ir matyti, už kiek parsiduos. Jeigu aš turėsiu kažkokios patirties ties kažkurio automobiliu, kaip va dabar vaikštant po aikštelę tarp Mercedesų, būtinai pasakysiu, kiek gali būti preliminari kaina, bet tai nebūtinai reiškia, kad tai tiesa, bet maždaug iš mano patirties, kiek gali kainuoti toks automobilis, aš būtinai su jumis pasidalinsiu. Iš šios aikštelės pervežimas, tarkim, geriausias variantas būtų įvežti mašiną į Savaną. Į Savaną kainuotų nuvežti nuo $250 iki $300 ir iš Savanos konteineris 725. Dar iš tikrųjų, bekalbant apie Savaną, prisiminiau, kad turiu jums gerų žinių. Savo klientam visiems turiu gerų žinių apie šiek tiek sumažėjusios kainas konteinerinių pervežimų. Tai skaičiuoklėje vis dar liks senos kainos, iki kol mano IT specialistas jas galės pakeisti, nes iš tikrųjų jis dabar atostogose. Tai Savana ir New Yorkas, kraunant 4 automobilius, atpigs po $50 per automobilį. Tai jeigu gerai atsimenu, kaina buvo 700 ir 725, tai pavirs į 650 ir 675. Tai čia tokios geros naujienos. Dar labai gera naujiena, kad mano minėta darbuotoja, kuri yra atvykus, pabėgus iš Ukrainos karo, susitvarko su užduotim labai lengvai ir labai gerai. Tai iš tikrųjų jinai įgauna mano pasitikėjimą, pavadinkim tai. Aš jaučiuosi komfortabiliai palikdamas ją vieną dirbti ir jaučiu, kad ateityje turėsiu šiek tiek daug laiko pasiblaškyti su jumis po aukcionus. Ir noriu visiems priminti, kad sektumėte mane Instagrame, sektumėte Facebook'e. Aš visada stengsiuosi kelti storius aktualius tai dienai. Visada stengsiuosi
įkelti storius dieną prieš aukcioną, kai leidžia apžiūrėti automobilį, būtent apie automobilius, kurie bus parduodami rytoj, kad jūs galėtumėte sureaguoti laiku, parašyti man, jeigu jums užkliuvo kažkoks automobilis ir jūs norite jį įsigyti. Tai galėsim apsvarstyti, paspręsti, kiek už jį statyti, aš pasakysiu, kiek gali būti išlaidos ir manau, toks darbo principas, toks video darimo principas bus paprastesnis mums visiems. O savo ilgąjį video, kurį žiūrite dabar, aš tiesiog įkelsiu kelių dienų bėgyje, kad jis netimtų iš manęs brangaus laiko. Ir kaip visada noriu pasinaudoti progą padėkoti savo sekėjam, kurių vis daugėja, kurie vis dažniau parašo teigiamas žinutės man. Labai malonu, labai skatina daryti tai toliau. Suprantu, kad įdomiausi video jums yra tie, kuriuose aš vaikštau po aukcionus, kuriuose galite pasižiūrėti tai, kas įmanoma nusipirkti, kaip iš vis atrodo aukcionai. Einant po tokius aukcionus, kaip ką tik buvau, jūs matėt, kaip atrodo automobilių pasikrovimas, gal kažkam įdomu, kaip jos kraunasi sveikus automobilius. Daužtų mašinų aukcione preciziškumo tokio kaip čia nėra, ten veža jos ant forkliftų, ant tų vadinamų šakių. Niekas jų atvirai pasakius nesaugo, veža ar Porsche, ar Ford, ar bet kokį automobilį, jiem tai yra iš tikrųjų kaip metalo laužas. Tai esu gavęs komentarų prie krovos iš video, kad labai negražiai elgiamės automobiliais, kai juos vežant šakį, bet patikėkit manim, krovos sandėlyje, taip pat Klaipėdos uoste, Klaipėdos muitinės sandėliuose, visi darbuotojai krauna automobilius labai profesionaliai ir labai atsargiai palyginus su tuo, kaip su jais elgiamasi čia aukcione, nes čia jų nesaugo niekas. Čia forkliftai lekia dideliu greičiu per duobes, tai automobiliai tiesiog šokinėja ant tų šakių ir jau didesnio damage'o, daug didesnio pažeidimo, nei kad buvo padaryta aukcione, patikėkit manim, jau nieks nebepadarys. Ir viskas vien dėl to, kad požiūris tiesiog požiūris į automobilius daužtus automobilius yra niekinis. Jie tiesiog čia kaip metalo krūva. Na, o šią savaitę aš dar pasistengsiu aplankyti aukcioną Insurance Auto Auction, kuris randasi netoli manęs, Miami North, kuriam jau esam buvę. Apžiūra bus rytoj, tai visus kviečiu prisijungti, pažiūrėti istorius. Ir kažką tikrai būtinai įdomaus įkelsiu, kažką aktualaus. Suprantu, kad jūs labiausiai domina vokiški automobiliai. Tai iš tikrųjų grįžęs pasižiūrėsiu, pasidarysiu sąrašiuką, ką parduoda iš BMW, Audi, Mercedes ir visų kitų einamiausių modeliukų. Na ir ką, buvo malonu jums parodyti vaizdą iš West Palm Beach'o, tikiuosi labai patiko ir labai lauksiu kitų susitikimų. Iki!